Labą dieną. Šiandien ir vėl paliesime labai aktualią žmogui temą, tai yra sveikata. Ir atrodo, kad ir kiek žmonės bekalbėtų, kad ir kokių metodų ir būdų besiimtų, žmonės kaip serga, taip serga. Ir norėčiau iš tikrųjų daug ką papasakoti, daug ką pasidalinti. Ir iš tikrųjų tą darau su žmonėm, kurie atvažiuoja pas mane konsultuotis. Darau per video įrašus, darau Telegram kanale per garso žinutes. Tačiau, kada tu pradedi kalbėti kažką naujo, žmogus tarsi išgirsta, o tai yra įdomu, bet iš tikrųjų neperneša į savo gyvenimą. Galbūt laukia, galbūt stebi, o kaip yra iš tikrųjų. Ir nenorėčiau iš tikrųjų dabar vartoti tam tikrų žodžių, nes žinau, kad tiesiog video bus panaikintas tokiais atvejais, bet yra įvairiausių dalykų, kurie yra susiję su ūmiais sutrikimais, ūmiais susirgimais, kur iš tikrųjų labai paprastas yra gydymas, kur labai paprasta padėti žmogui. Tačiau pirmiausia reikia pakeisti savo sąmonę, pirmiausia pakeisti savo suvokimą. Iš esmės, kas yra liga, ar tai yra lėtinė, ar tai yra ūminė, kas tai yra iš esmės. Ir labai dažnai žmonės, sakyčiau taip, susikuria labai daug iliuzijų, dar labiau jas įsipainioja, visiškai neklausydami savęs, visiškai neklausydami savo vidaus. Ir vis dėlto šiandien galiu pasakyti, kad dauguma žmonių sveikatą pripažįsta kaip ilgamžiškumo simbolį. Sveikatą pripažįsta kaip tinkamos mitybos, tinkamo aktyvumo rezultatą. Bet ar iš tiesų tai yra? Ar iš tikrųjų taip yra? Ir vakar toks atsitikimas, tiesiog važiuoju pas tėtį, įlipu į liftą ir įbėga moteriškė, kokių 60 metų, ir jį į liftą iš karto pasiema šalikėlį, kažkokį užsidengia veidą ir sako, liftas pilnas virusų. Na, stoviu, klausau, kas bus toliau. Sako, žinokit, per mėnesį laiko antrą kartą virusą pasigavau ir aš dabar visur, man atrodo, tie virusai yra ir iš tikrųjų nežinai, kas pačiaudėjo. Ir vėl jinai išbėga bėgte, greitai, grįžtu namo, vyras ir sako, bet sako, jinai ir trečią kartą greičiausiai gaus tą virusą, kaip mes sakom. Ir kada tu žinai tą tikrąją viruso kilmę, kada tu žinai tuos tikruosius procesus, kas vyksta žmogaus kūne bet kurios ligos atveju. Ir kada tu išdrįsti tai išbandyti ir kada tu matai tą rezultatą savyje, savo šeimoje, savo vaikuose, aš nekalbu apie kitus žmonės, nes iš tikrųjų tų kitų šalia esančių, kurie vadovautųsi tuo, apie ką aš kalbu, yra labai nedaug. Nedaug dėl to, kad mes nedrįstam, dėl to, kad mes esame bailiai, dėl to, kad mums patinka gyventi tą informaciją, kurią teikiama iš išorės, dėl to, kad mums patinka pasiskaityti įdomų žurnalą, populiarią knygą. Ir knyga tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Jeigu yra išleista knyga, tai nereiškia, kad ten yra neginčiama tiesa. Tai yra tik vieno autoriaus nuomonė. Kada mes tikime ir pasitikime kitais žmonėm, gyduoliais, vėlgi ta pačia reklama, dvigubai labiau negu savo vidumi ir negu Dievu. Kai mes savo savijautos visiškai nesusijame su svarbiausiais dalykais. Ką iš mūsų padarė visuomeninė informacijos priemonės? Mes pradėjome bijoti žmonių, mes pradėjome bijoti vienų kitų. Mums atrodo, kad ten, kur buvo žmogus, ten yra nešvaru. Jūs pamastykite, ar iš tikrųjų taip yra. Jeigu jūs galvojate apie kitus žmonės, kad kiti žmonės neša nešvarą, tai vadinasi ir jūs toks pat esate. Ir apie jūs lygiai taip pat galvoja. Žmogus, kuris dabar pamatysite žmogų, kuris išdrįstų kitam žmogui bučiuoti kojas. O prisiminkime, ką Jėzus darė. Jis bučiavo kitam žmogui kojas. Ir daugelis interpretuoja tai kaip nuolankumo ženklą, ar ne? Bet iš tiesų galima interpretuoti tai ir tai, kad priimi kitą žmogų kaip Dievo kūrinį ir jame nieko nėra nešvaraus. Mes pradėjome bijoti to, kas yra natūralu. Pradėjome bijoti oro, pradėjome bijoti eiti lauką, kad neužsikrėsti. Pradėjome bijoti mikroorganizmų
mikrofloros, tai yra tos visatos, mikrovisatos, kur yra aplink mus, nes tai yra nešvara. Jeigu eina kalba apie bakterijas ir mikrobus, man automatiškai kyla mintis, kad reikia tai naikinti. Paklausykite, ką jūs darote. Mes kalbam apie tai, kad mums kažkas nori pakenkti, bet iš tiesų mes laisva valia su didžiuliu džiaugsmu kenkiame patys savo, mes viską naikinam. Mes naikinam mikroorganizmus, nes jų visur pilna, pilni tualetai, pilna virtuvė, pilnos rankos. Mylimieji, apie kūną yra atskira tema. Kaip jūsų rankos gali būti nešvarios, jeigu liečia žemę? Žemę, Dievo kūrinį, žemę, kuri mums teikia energiją. Kaip gali būti blogi visi mikroorganizmai, jeigu mes patys esame mikroorganizmai kažkieno didžiuliame kūne, makrovisatos dalis. Jeigu mūsų kūnas yra mikroorganizmų buveinė, ir ar nereikėtų pradėti galvoti apie tai, kaip su jais susidraugauti, kaip jiem padėti, kad jie padėtų mūsų kūnui tvirtėti, būti sveikam, o nenaikinti ir nekovoti. Tol, kol mes savo sąmonėje neišbrauksim tokios mąstysenos kaip kova, tol mes neturėsime nei laimingo gyvenimo, nei atviros sąmonės, nei tvirto kūno, nei tvirtų kūnų, visų 4 apatinių, kuriuos mums davė Dievas, ar ne? Kalbėkime apie fizinį šiandien, po to, kad apie sveikatą kalbėsim, apie fizinio kūno sandarą, apie ligą. Tai mes to neturėsim, kol mes to nesuvoksime, kad nekovoti reikia, o mylėti. Mylėti kitą žmogų. Pirmiausia, išmokti matyti kiekviename žmoguje, nesvarbu, kokios jūs religijos esate. Galbūt kažkam tai bus Buda, galbūt kažkam bus Krišna, galbūt kažkam bus Jėzus, kažkam bus Marija, bet išmokti matyti kitam kūrėjas, kitame kūrėją, Dievą, jo apsireiškimą. Nepurvina dalyką. Jeigu jūs primat kitą žmogų kaip purminybę, netobulybę, tai apie kokią mes Dievo tobulumą galime šnekėti. Mažytė pertrauka, štai grįšiu. Taip, ir jeigu kitame mes matome netobulumą, tai tuomet reikia dar labiau mąstyti apie save. O kas aš toks? Aš esu tobulas. Tai yra iš tikrųjų filosofiniai klausimai, filosofiniai dalykai, bet vėlgi šiandien labai norėčiau grįžti į temą apie žmogaus kūną, apie žmogaus kūno sveikatą. Ir paneigti keletą mitų. Aš labai tikiuosi, kad tai, ką kalbu ne abstrakčiai ir kalbu tikrai tiem žmonėm, kuriem tai yra aktualu, svarbu ir kurie iš tiesų pasiryžę keisti savo suvokimą, keisti savo įsitikinimus ir iš tiesų turėti sveiką ir tvirtą kūną. Daugelis žmonių nori turėti sveiką kūną per mitybą, kaip minėjau, per sportą, per kitus dalykus, dėl to, kad yra įsitikinę, kad būtent sveikas kūnas apsprendžia tą dalyką, kad mes galim prailginti savo gyvenimo trukmę. Ir iš tikrųjų daugybė mokslinių tyrimų patvirtina, žiūrėkit, jeigu kalbam apie kažkokius tai vitaminus, mikroelementus, mitybos, ten kažkokį tai fainą tokį dalyką, labai dažnai mums pasakoma, tai prailgina gyvenimą. Ir kažkas nustatė, kad tai prailgina gyvenimą 9 minutėm, 10, 15 ir taip toliau. Būtent tas procesas. Pavyzdžiui, paimkime tokį dalyką, kad apie žalingus įpročius, ar ne, juk drąsiai ir garsiai kalbam apie tai, kad jeigu tu neturi žalingų įpročių, tai yra nerūkai, tokiu atveju tu savo gyvenimą gali prailginti ten iki 15-18 metų ir taip toliau. Tai yra iliuzija, mylimieji. Ir tu gali prailginti savo gyvenimą, labai naivu yra tikėtis. Kada mes pradedam gyventi sveiką gyvenimo būdą ir iš tiesų išvalome savo organizmą, kaip mes įsivaizduojame, ten maitinamės teisingai, tai jūs žinokite vieną, kad tokiais pasirinkimais jūs pagerinate savo gyvenimo kokybę tiek laiko, kiek jums davė Dievas.
Jūs būsite šiame įsikūnijime, šiuose aplinkybėse tiek, kiek jums yra numatyta jau gimimo metu. Mes galime patrumpinti savo gyvenimą čia dviem būdais. Vienas yra, jeigu žmogus eina sąmonėjimo keliu, jeigu jis iš tikrųjų atidirba karmą, kurią jis turėjo atidirbti šiame gyvenime, padarė visus darbus, tai net ir šventajame rašte yra pasakyta ir jūsų dienos bus sutrumpintos. Bet greičiausiai tai irgi bus ne todėl, kad jūs išbūsite mažesnį laiko intervalą čia, bet tos aplinkybės, bekarminis gyvenimas, sakykime taip ar ne, bet tų tankių energijų bus jums lengvesnis, lengviau pakeliamas, tačiau jūs savo darbą turėsite, savo misiją atlikti iki galo. Kitas būdas yra, kada žmogus pats išeina iš savo gyvenimo, tai jūs tikrai žinote tai, kad tai yra neleidžiama, žmogaus siela vis tiek lieka žemėje. Dar vienas būdas yra tada, kada įsikiša tam tikros astralinės būtybės ir dėl tam tikrų energinių dalykų žmogui yra nutraukiamas gyvenimas ne tada, kada jis turėjo būti nutrūkęs. Tai yra iš tikrųjų paties žmogaus gali būti labai didelis indėlis į tai, kad susiklostė tokios aplinkybės, arba iš tiesų kito žmogaus gebėjimas jį nutraukti, kad sakykime, vėlgi yra išrastos tam tikros priemonės, ar ne? Tikslas jų yra, kad kuo daugiau žmonių prarastų savo gyvybės. Ir, sakykime, tokiu atveju patekus į tą lauką, į tas aplinkybės, suvartojus tą produktą, kaip pavyzdys, ar ne, jūs galite išeiti iš šito pasaulio anksčiau, negu jums yra numatyta, bet už tai neša karminę atsakomybę tie žmonės, kurie, tiesioginė ta prasme, atimė iš jūsų gyvybę. Yra tam tikri dalykai, bet jeigu mes kalbam apie tai, kad aš pats kontroliuoju savo gyvenimą, aš pasitikiu Dievu, aš žinau, kad aš gyvensiu čia tiek, kiek man yra lemta, tiek, kiek Dievas numatė, apsaugoti tarp kitko nuo tokių dalykų, žinoma, kad gali, tai yra jau malda, meditacija, gebėjimai suvokti visiškai kitus dalykus, bet mes šiandieną vėlgi ne apie tai. Tai vat, ir įsivaizduoti, kad, sakykime, dabar labai yra populiaru vegetarizmas, žaliavalgystė, žmonės stačia galva puola į tai ir dažniausiai renkasi tokią mitybą dėl to, kad nori būti sveiki. Renkasi tokią mitybą dėl to, kad dviem būdais. Arba todėl, kad nori pagerinti savo sveikatą, arba išlaikyti savo gerą sveikatą. Žinau, kad maitindamasi be mėsos nesukeliam kūno organizme puvimo proceso, ar ne, sakykime, žmogus yra įsilavinęs ir jisai suvokia ten mėsos, būtent mėsos daromą žalą. Žaliavalgystė yra vėlgi, sakykime, kada žmogus atsisako tam tikrų produktų, pereina į žalią mitybą. Ir dažniausiai visas to apsiriboja. Dar kartai žmonės sako, kad atsisakau gyvūninės kilmės produktų vien todėl, kad man gaila gyvūnų, gaila karvyčių, kurios yra priverstinai melžiamos, gaila, kad auginama priverstiniu būdu, kad yra žudoma ir taip toliau. Galiu pasakyti, kad tas žingsnis jis yra iš esmės teigiamas, ar ne? Žmogus bent jau tiek suvokia, kad mėsos jam nereikia. Bet iš kitos pusės, tai privalu suprasti, kad jeigu šalia jūsų arba jūs patys priimate bet kurią mitybos formą kaip labai fainą dalyką, kaip didžiulį pliusą savo, tai yra didžiulė puikybė. Tai yra didžiulė puikybė. Ir tada, kada žmogus garsiai kalba apie tai, kad aš esu vegetaras, mano gyvenimas pasikeitė taip ir taip, aš esu žaliavalgis, mano gyvenimas pasikeitė taip ir taip, tai pirmiausia, man norisi taip patarti žmogui, galbūt pasakyti, kad nusileiskime ant žemės. Ir iš esmės nėra svarbu, kas tu toks, nėra svarbu, kuo tu minti, koks patiekalas šiandien ant tavo stalo. Nes iš esmės visos kitokios mitybos esmė tai yra dvasingumas. Dar apie tai nėra daug kalbama, plačiau galbūt yra kalbama apie intuityvę mitybą, bet iš esmės aš siūlyčiau perėti prie dvasinės mitybos. Dvasinė mityba tai nėra vien ten malda, meditacija, nors iš tikrųjų žmogus geba ir net nebejoju, kad gebės maitintis vien tik tai energiją, kada jisai suvoks visų energijų
sėkmę, subtilybės, gebėjimą pasiimti ir atiduoti, ar ne, bet dvasinė mityba tai yra tada, kada tu maistą priemi kaip dovaną, kaip Dievo dovaną savo kūnai. Kaip savo kūną tu priemi kaip šventovę, kaip Dievo sukurtą kūrinį, kurį tu esi įgalintas saugoti ir mylėti. Kada mityba tau netampa kažkokio tai išskirtinumo požymis, kad aš valgau kitaip, arba aš dabar, arba tas tikėjimas, kad jeigu aš dabar taip maitinsiuosi, aš iš tikrųjų būsiu sveikesnis. Taip, iš esmės jūs galite padėti savo fiziniam kūnui būti lengvesniu, atstatyti tam tikrų organų funkcijas. Iš tikrųjų, pakeitus mitybą, kardinaliai pakeitus mitybą, ir pasakysiu, kokie yra pagrindiniai principai, jūs iš tiesų labai daug galite padėti. Bet principas turėtų būti ne tai, kad aš rinkuosi kito krašto virtuvę arba kitą virtuvę su daugybė produktų, prieskonių, visiškai nesuvokdamas esmės. Vegetarizmas pas mus dažnai dar yra suprantamas kaip, sakykime, kuo maitinasi vegetarai. Dažnai yra ieškoma receptų pagal indų kultūrą, pagal vedų kultūrą, pagal ajurvedą, produktų suderinamumai, ar ne. Bet visa tai truputį irgi yra panašu, ypač dabar, nes iš tikrųjų ta senoji vedinė kultūra, vedinė mityba yra tinkama dėl to, kad būtent ten ir yra įdiegti tie dvasiniai pagrindai mitybos, kada tu gamindamas neragauji, tai yra neragauji tol, kol nepaaukoji Dievui, tas prasado gaminimas, ar ne. Ir tai dažniausiai yra pakankamai kukli, ta tikroji vedinė mityba. Ir paaukojimas yra Dievui, tai yra paimama ta dieviška energija, ta bazė yra labai tinkamai paruošta. Bet pas mus daugelis tą vegetarizmą priėmė to, kad jis visiškai nebetitinka esmės, kad aš valgau pagal indų kultūrą arba aš valgau viską, atmetant ten mėsą arba atmetant ir pieno produktus, nesuprasdamas, kodėl to nedarau arba darau. Bet puikiai einu į parduotuvę ir perku sojos produktus su GMO arba perku pusgaminius įvairiausius, virtinukai, sakykim, kad ir tie daržovės arba tie įvairiausių kukuliai, sojos paruoštukai, šavinžinių paruoštukai ir taip toliau. Tai tiesiog eilinį kartą parodo, kad žmogus dar nėra praplėtęs savo sąmonės. Iš tikrųjų, aš sakau dar kartą, tai yra sveikintinas žingsnis, dėl to, kad jūsų kūnai, visi kūnai kis, vien dėl to, kad jūs atsisakot jau, sakykime, tos grubios energijos, kuri gaunama yra per mėsą, per kovą, per būtį, per žudimą, per kitos būtybės merkimą. Bet savo kūnui realiai jūs nepadedat nieko, absoliučiai nieko. Šiandien dienai iš viso yra labai lengva žmogų valdyti, nes vėlgi neteisingas suvokimas apie mitybą tai padaro. Ir būtent GMO, būtent daugybės cheminių preparatų naudojimas mūsų maiste, įvairūs pusgaminiai, kada yra, suprantat, kad sveikata ir jūsų kūno gera savijauta yra energija. Tai yra, tam, kad jūs būtumėt sveiki, jūs turite būti energingi. Tam, kad jūs būtumėt energingi, iš maisto jums nereikia, sakykime, vitamino, mikroelemento, angliavandenio, arba tas man padės, arba daugiau prieskonių. Iš esmės ne. Iš esmės jums reikia maisto, kuris jums suteiks energijos. Energija yra vienas šaltinis, tai yra dieviškoji energija. Tai yra maistas, kuris teikia energiją. Jeigu jūs pasirinkdami kitokią virtuvę, renkatės produktus, kurie yra visiškai žemos energinės vertės, tai apie kokią sveikatą ir apie kokią pagalbą galime kalbėti kūnui. Todėl pirmas žingsnis ir turėtų būti, jeigu aš jau išdrįstu arba jeigu aš jau suvokiu, kad aš noriu pereiti prie kitokios mitybos, tai nebėkime prie mados šauksmų,
nebėkime į Indiją, vis dėlto mes esame Lietuvoje. Aš pati iš tikrųjų mokiausi, studijavau ir ajurvedos virtuvę ir perėjau tos etapus visus. Ir galiu pasakyti, kad tikrai ne kiekvienas produktas, ne kiekvienas prieskonis ir ne kiekviena patiekalas yra pritaikytas mūsų kūnui, mūsų šiaurietiškam kūnui, mūsų šiaurietiškam gyvenimui. Arba, pavyzdžiui, žaliavalgystė. Tai yra nuostabus dalykas, kada mes galime pasimti natūralų produktą, šviežią produktą, įdėti į savo kūną, padėkoti Dievui už jo šviesą, už jo meilę, už tai, ką aš galiu įsidėti tai. Bet tai turi būti tada, kada aš gaunu daugybės energijos iš saulės. Tai yra pavasaris, vėlyvas tai yra saulė, tai yra vasara, kada aš galiu valgyti produktus, kurie eina iš šaknies, iš žemės, tai yra ruduo, ar ne, kada aš nešu šilumą į savo kūną, šildau inkstus. Ir yra žiema, kada mano kūnui šaltas maistas, toks gyvas, sakykime, kaip mes maistas yra praktiškai nereikalingas. Aš pati parašiau, tik neišleidau. Man labai gėda dėl to, kad aš nerandu laiko tam apie gydymąsi sultimis. Iš tikrųjų, tai yra labai efektyvus dalykas. Ir kada aš pirmą kartą radau knygą, seną knygą parašytą, kaip seną, iš tikrųjų jinai parašyta tais tarybiniais dar laikais, tarybinių laikų antrajame, paskutinėme penkmetyje, kaip ten buvo ir žaliavalgystė, ir natūrali mityba išaukštinta, ir tos sultis, ar ne, ir gydymasis sultimis, ir aprodyta, kad tai yra maistas, ar ne, bet nėra dieviškumo, nėra sąsajos, nėra pasakyta, kad žmogau, tu turi žiūrėti į savo individualybę, tu turi žiūrėti į metų laikus, tu turi suvokti, kad tu esi ta dalis, kažkuriam video rašiau, kad mes suprantat, mes norim nuolat būti tokios energijos, kokią mes būnam vasarą, eiti tvirtai visur, viską daryti, bet ateina žiema ir mes kažkodėl lygiai to paties norim, mes spaudžiam iš savęs sultis. Ir nesvarbu, ką mes valgome, ar mes vegetarai, žaliavalgiai, arba mes sėdžiame ar kažkuo tai, bet mes darome viską, mes krūvą ėdame vitaminų, cheminių. Ir mes pumpuojam savo kūną viskuom, kuo įmanoma, ir skundžiamės, kad mes sergam, bet mes, jeigu aš jau namie, tai aš tada turiu praeiti 10 km būtinai, nesvarbu koks oras, tai yra spaudimas sulčių. Suprantat, nėra harmonijos, žmogus neįsiklauso į savo kūną, jis nesuvokia. Taip, aš nekalbu apie tai, kad jūs turite nuolat gulėti ant lovos per žiemą, visą laiką ant pečius, nieko nejudėti, ar ne. Jūs turite. Ir jūsų kūnas natūraliai to nori. Jūs turite dirbti. Jūs turite padėti savo kūną, jūs turite išmokti reguliuoti savo energijos tėkmę. Jūs turite mokėti ją valdyti. Jūs turite mokėti melstis, medituoti ir tinkamai maitintis. Tinkamai maitintis vėlgi. Tai tam, kad įneštumėt tinkamą energiją tuo metu į savo kūną, nesivaikiant mados, nesivaikiant kažkokių tai, kaip sakyt, visą laiką kalbu apie tai, kad Dievas negyvena bažnyčioje. Bažnyčia yra Dievo namai, į kuriuos mes atnešame jį. Dievas negyvena Indijoje. Dievas negyvena Himalajose. Dievas gyvena čia, jūsų širdį, jūsų namuose, jūsų erdvėje, jūsų santykiuose, jūsų maiste, jūsų kūne, jūsų aplinkoje, jūsų erdvėje, jūsų mikrobose, jūsų rankose, kad jūs visą tai naikinat. Jūs bėgat į išorę, skubat, lekiat ir vėlgi norim šilumos, mokam didžiulius pinigus, pervargstam, bet lekiam į Indiją. Galgi ten Dievas. Taip, iš tiesų yra be galo didelė svarba būti energiškai aktyviose vietose, ar ne? Ir Indija, ir įvairios Himalajų vietos, ir iš tikrųjų pasaulyje, Rusijoje tas pats Altajaus kraštas, Omskas, yra daugybė energiškai be galo stiprių vietų, kada žmogus, kuris eina, sakykime, sąmonėjimo keliu, dvasingumo keliu, gali iš ten pasisemti energijos. Bet jeigu jūs bėgate ten, kad jūs iš ten kažką parsivežtumėt, parneštumėt į namus ir gyventumėt čia taip, kaip ten mokė, parodė, tai yra neteisinga. Nes jis nekinta, Dievo tiesa nekinta, ji nekinta, kai jūs namie, ji nekinta, kai jūs energiškai stipriose vietose. Suprantate? Jūs neparsivežti Dievo iš ten.
jūs parsivešit jėgos, parsivešit energijos, parsivešit tikėjimo, parsivešit kitoniškumo, nes mūsų protas ant tiek lakus, jam vis reikia kažko naujo. Wow, ten kitokios šventyklos, wow, ten kažkas tokio. Iš tikrųjų, žmogus tarsi prabudinamas, tarsi sukyla jo energiniai vėjai, ar ne, jis jam akis atsimerkia, jis nori to paties džiaugsmo. Kai žmogus geba tenkintis tais mažais dalykais ir būti to paprastu, ar ne, jūs iš tikrųjų Indijoje tą galite išmokti, bet jūs gimėt Lietuvoje. Gal kažkada jau ir minėjau apie tai, kas yra tauta, kas yra kultūra. Tauta tai yra ir valstybė, gal taip net apipavydalinkim, tai yra tos pačios ir panašios sąmonės žmonių grupė. Jūs neatsitiktinai gimėte. Jūsų siela buvo pasiruošusi atitinka tos masinės sąmonės šalies tautos lygį. Žmonės, kurie gimė Indijoje, neatsitiktinai ten gimė, turi savo eigą, savo karmą, savo kelią. O mes kažkodėl norim peršokti. Ir iš tikrųjų yra labai įdomus dalykai. Kad, ta prasme, o kaipgi tada būna, kai žmogus pervažiuoja į kitą šalį, ar ne? Tai galiu pasakyti, kad nei plaukas nenukris nuo jūsų galvos be Dievo žinios. Ir jeigu jums susiklosti aplinkybės, kad jūs galite pervažiuoti į kitą šalį gyventi, tai jūs iš tikrųjų arba pažeminat savo vibracijas, arba pakėlėte iki tokio lygio, kuris atitinka tą tautą, tos tautos vibracinį lygį. Ir yra tautų, kurios iš tikrųjų yra labai žemo vibracinio lygmens. Ir jūs gyvendami vienokį ar kitokį gyvenimo būdą, jūs trokšti ir jums ten bus gerai. Ir yra labai aukštų vibracinių dažnių šalis, kur, sakykime, praktiškai nėra buvę karo, kur yra švari erdvė, kur, sakykime, aš visą laiką kaip pavyzdį laikau ir skandinavų šalis, kada, kai pas mus dar buvo nesuvokiama, kaip galima ten fiziškai neskriausti vaiko. Ten jau buvo senai taip daroma ir jie žiūrėjo mus kaip į aborigenus, o mes į juos, tai kaip tie vaikai užauga, ar ne. Tai jų žingsnis tuo metu koks buvo. Ir yra daugybė kitų šalių ir pavyzdžių, kada žmonėm nebereikia, kad jie kažką suvoktų, suprastų, jų skriausti, fizinės bausmes naudoti, ar ne, jų yra sąmonė kitokia. Čia galime vėlgi labai plačiai kalbėti. Tai vėlgi, grįžtant į mitybą, dar kartą siūlau nesivaikyti kitoniškumo. Ir kada kalbam apie tą intuityvią mitybą, tai šiandien dienai manau, kad kiekvienam žmogui labiausiai to reikėtų. Įsiklausyti į save, apsidairyti aplinkui. Nebereikalo kalbama, kai apie vaistažolės ir sakoma, visos žolės, kurios reikalingos tau, auga tavo kieme. Ir iš tiesų taip yra. Kadangi aš pati gaminu žolių arbatas, matau, kaip žmonės nori, kad arbatai būtų daug visko, visokių priedų, visokių žolynų ir kuo daugiau, to geriau, jeigu arba imunitetui stiprinti, ten kokie 20 žolių, jeigu vitaminų mikroelementų atstatymai, vėl ten labai daug žolių. Iš tikrųjų, tai yra netinkama mąstysena, tai yra, sakyčiau, netgi žolininko norėjimas įtikti žmogui to, ko jis nori visiškai nesuvokiant. Tai yra daugybė žolynų, kur iš tikrųjų tinka imuninei sistemai stiprinti, kaip mes kalbam, nors kalbant atskirai apie imuninę sistemą, kas yra imunitetas, tai toli gražu apie tai, ką žolininkai daro. Bet iš tos pusės, kad tu gali paimti vieną žolę ir gauti lygiai tokią pat naudą, jeigu tu žinosi, kada ją reikia pradėti naudoti, jeigu tu naudosi tada, kada jinai yra tinkama tavo kūnui, kada tu ją nebereikalą imsi, kada tu suvoksi jos naudą, ne tik cheminę, fiziologinę, bet ir energinę. Bet visur yra pataikaujama žmogui, suprantat? Ir ta mityba lygiai taip pat, arba tų vitaminų ir mikroelementų. Kaip jūs galvojat? Visą laiką sakom, bet kompanijos kaltos, čia visi kalti, kad jie mums kiša, mums reklamam rodo. Mylieji, jeigu jūs prabustumėt, jeigu jūs pradėtumėt suvokti gyvenimą kitaip, jeigu jūs nepirktumėt viso to, pramonė neturėtų kur dėtis. Jūs turėtų pradėti gaminti arba visai nebegaminti. O jeigu gaminti kažką tokio, kas iš tikrųjų yra tinkama žmogui. Nes nuo jūsų priklauso, nuo kiekvieno žmogaus pasirinkimo priklauso tai, kas vyksta mūsų visuomenėje. Mes perkam, mes tuntais perkam. Mes nesugebam atsisakyti to, prie ko mes esame įpratę, bet mes mielai gersim po saują vitamino C, B, B12, magnio ir taip toliau. Vienas iš aktualiausių klausimų dabar labai dažnai būna, tai kaip yra su vitaminu D?
ar reikia jį naudoti ir jis yra reikalingas. Aš galiu pasakyti, kad labai reikėtų atsibusti, todėl kad pagalvokite apie tai. Daugybė milijonų, milijardų, tūkstančių ir šimtų metų žmonės puikiai gyveno, kai jie nebuvo išrasti. Ir buvo ir sveiki, nors kalbam apie tai, kad jų amžius buvo trumpesnis, jie greičiau numirdavo, negreičiau išeidavo šio pasaulio, bet niekas nekalba apie tai, apie evoliucijos lygmenį, apie vibracijų dažnį, kokio vibracinio dažnio buvo žmogus, kada gyveno taip vadinamajame aukso amžiuje arba lemūrijos laikais, ar ne, jų rūgiai buvo kitokie ir gyvenimo tėkmė kitokia ir amžius kitoks, ir kaip gyveno žmonės, kada buvo, sakykime, viduramžiai. Pažiūrėkit, koks tamsus laikas, kokia tamsi sąmonė, kokia žemas vibracijos žmogaus. Ar toks žmogus gali ilgai gyventi? Tikrai ne, nes jisai sunaikintų pasaulį. Jūsų ilgamžiškumas realiai priklauso nuo jūsų sąmonės. Nuo jūsų sąmonės ir nuo to, kaip jūs gyvenate. Nuo jūsų ryšio su Dievu. Nuo jūsų gebėjimo matyti jį ir priimti į savo gyvenimą visur ir visuomet. Ir kada ateina žmonės vėlgi gydytis, prašo pagalbos, akupunktūros, energinių prisilietimų, matymų ir taip toliau, ir tu lėti, tu matai problemą, tu žinai esmę, bet kada tu žmogui pasakai, jisai metai, 2 laiko, tu su juo bendrauji, jam simptomai praeina, po to vėl atsiranda. Tu suvoki, kad kol jis neatsisakys tos priežasties, tai yra kol neperžengs savęs, kol neatsisakys to, kas iš tiesų sukėlė ligą. O ligą sukelia net ne maistas. Jisai gali naikinti mūsų organus. Jisai gali kurti karmą. Jisai gali tiek apsunkinti mūsų fiziologinį kūną, kad iš esmės ten įsimes liga. Bet iš tos pozicijos, kad jeigu žmogus gyvena sąmoningai, jeigu jis gyvena su Dievu, jisai niekada nedrįs taip maitintis. Mūsų mityba priklauso taip pat nuo mūsų sąmonės lygio. Bet visą laiką, kai žmogus klausia, o ar valgyti tą mėsą ar ne, tai visą laiką klausimas, ar jūs norite. Man buvo pasakyta, kad žmogus mėsą valgo ne dėl to, kad jiem yra reikalinga, dėl to, kad tai yra įprotis. Paprasta nusipirkti, paprasta paruošti, žinom, 4-5 receptus, mes neskam galvos. Mūsų kūnas virškina, jaučiuosi iš esmės blogai. Tai yra gerai, bet kad ten ligų visokiausių lėtinių, tai aš, toks gražus pasakymas, nežinau, ar čia gražus, bet, kai žmogui 40 arba 50, jis jau arba ten 70, normalu, kad jam skauda, kad jis serga. Tai nėra normalu. Kodėl yra norma laikome tie dalykai, kurie yra pas daugybę žmonių? Tai yra iškrypimas. Jeigu mes dabar visi vaikščiosim su viena koja, pasidarys tai normalu, bet tai bus nenormalu. Čia yra lygiai taip pat. Tam, kada žmogus atranda ryšių su Dievu, kada jis suvokia daugybę esminių dalykų, jis natūraliai nenori, nes jis suvokia, kad su suvalgyta mėsa, su suvalgytais žemų vibracijų dažnio produktais, jisai tą energiją įneša į save. Jeigu jis eina dvasėjimo keliu, natūralu, kad jūs norėsite nuolatos augti. Jūs nenorėsite, kad jums vartai užsidarytų. Jūsų sąmonė yra, taip pasakykime, erdvė, kurioje yra laipteliai. Ir jeigu net žmogus vysto save, evoliucionuoja, prieis iki tam tikro lygio, dėl karminių dalykų, jeigu jis jų nėra atidirbęs, jis negali aukščiau pakilti. Tačiau, kas yra įdomu, maistas, tai yra žemo vibracijos dažnio maistas, jis gali būti lygiai tuo pačiu liepteliu, tai yra lenta arba lubomis, kurios negali, iš tikrųjų trukdys jums toliau kilti aukštyn. Ir labai įdomu tai, kad valantis sąmoniai, suvokiant daug gilių dalykų ir vėlgi Dievas, dvasia, bet ir suvokiant visai kitaip visatos įstatymus, visatą, kosmosą, savo vietą visoje šitam pasaulyje, vardinkim taip, tu to nebenori. Tu pradedi savo kūną jausti kitaip. Tu suvoki, kaip ten juda ląstelė, ką ten daro vanduo,
ką ten daro energija, ką ten daro maisto produktas, maisto dalis patekusi į tavo kūną, ar ne? Ir tu suvoki, lygiai taip pat, kaip tu supranti, kad tau, kai tu nori į tualetą, tu turi nueiti į tualetą, ar ne? Tai čia lygiai taip pat, tu taip aiškiai suvoki, kad tai yra nežmogiška. Šiandien dienai tai yra nežmogiška. Lygiai taip pat renkantis kitus produktus. Visiems siūlau pavyzdį pamastyti, pasižiūrėti, galbūt paskaityti ar pažiūrėti įdomesnių filmų apie šviesos žmonės, apie tą patį Konfuciją, apie šventuosius, tėvą Pijų, tėvą Stanislavą, Vangą, daugybė šviesių žmonių, motina Teresė, ar ne, kokia buvo jų mityba. Ar jie lakstė palei ją, ar jie daug dėmesio jai skiria. Praktiškai visų šviesuolių, šventųjų, Serafimo Sarovskio, daugybė, tos, kurios mes dar prisimenam ir žinom. Mityba buvo kukli. Ir kaip yra tada? Žmogus dažniausiai toks būna sveikas, jo mityba kukli, tai iš kur jis gauna tų vitaminų ir mikroelementų, ir to vitamino D. Kur yra paslaptis? Paslaptis yra tame, kad kuo aukštesnių vibracijų žmogus yra, to jo kūnas yra švaresnis. Natūralu čia yra, bet kuris energinis kūnas ir fizinis kūnas. Ir jo kūnas geba iš nedidelio maisto kiekio pasiimti visas reikalingas medžiagas, kurio jam tuo metu yra reikalingas. Ir kuo labiau yra žmogaus sąmonė užteršta, tuo daugiau užterštas ir žmogaus eterinis ir energinis fizinis kūnas, ir to jam sunkiau yra pasiimti iš mažesnio kiekio to, ko jam reikia. Tai yra ne tik maisto medžiagų, kaip, sakykime, maisto produktų ir kūro ląstelėm, bet ir šviesos, energijos, tam tikrų dažnių. Tačiau dar kas yra įdomu, kad bet kurio tipo žmogus palaiminto maisto, švaraus, šviesaus, su dieviška energija norės. Visą laiką bus skanu. Visą laiką jo kūnas liks laimingas. Ir net jeigu jis nedrįs namuose pradėti taip gaminti arba tą valgyti, tuo metu jo kūnas pasisotins. Tuo paremta tai, kad žemesnės sąmonės žmonės, jie valgo daugiau, jie nori nuolat valgyti, pas juos įsivysto įvairiausių sutrikimų, kada, kaip sakom, stresas, nervas, o čia valgo, arba prikrauta, aš privalgau. Iš to yra kilę įvairiausių tradicijų, sakykime, švenčių metu, kada mes ryjame, kišame į savo kūnus. Tai yra didžiausia sąmonės nesusipratimas. Ir kaip jums po to viso to nenorit, ir kai jūs pradedat suvokti, kad ta pati bulvė, jinai gali būti pas jūs kiekvieną dieną ant stalo, kiekvieną dieną būti skani, ir kiekvieną kartą tokia pat brangi, arba ta pati avižinė košė, arba kita košė. Pasižiūrėkite, kiek pas jūs spintelėje maisto. Kad jūs einate į parduotuvę, jūs perkate, nes turi būti šaldytuvas pilnas, turi būti daug produktų, jeigu ten kepsnys, kad ir, daržovinis, vegetarinis, tai ten pridaugta daugybė daržovių, daugybė prieskonių, padažų, atsidarai įvairovę. Ne? Maisto įvairovė. Maisto įvairovė yra kieme. Nueinus įskynį tą žolę tada, tą šaknį tada. Ir tu viso to gavai, bet mes esame pilni troškimų. Troškimais yra susiję begalė ligų. Viena iš jų yra labai, labai populiari. Tai yra makšties kandidozė bet kuria forma. Viso kūno. Labai tikiuosi, kad kanale Švarus žmogus galėsiu padaryti tiesioginę paskaitą apie moters ligas ir pasidalinti tiesiogiai. Sakyti visas jūsų klausimus. Tai jeigu kažkam įdomu, aktualu, tikrai kviečiu Telegram kanalą Švarus žmogus būti su manim, nes ten iš tikrųjų daugiau žinių perduodu. Tai vat, ir grįžtant vėlgi į tą pačią mitybą, tai išmokite būti paprastume. Pabandykite savaitę, 2 gyventi iš to, ką jūs turit namie. Tai atsakysit, aha, čia mes tada trūkume gyvenam, formuojam negausą ir taip toliau. Tai yra toks klaidingas įsitikinimas, kas yra gausa.
Mylimieji, jūs esate visa ko pilni. Absoliučiai. Yra tik sukurta iliuzija, kad noriu dar ir dar ir dar man mažai. Ir mityboj mažai, ir visko man mažai, ir mano kūnas netobulas. Visai nesenai vienos moters klausiausi, ji man labai artima yra, kaip ji džiaugiasi, kaip nuvyko pas vieną dietologę, kurie sureguliavo ten mitybos, maistą, kada ką ten vartoti. Jinai tai pasidarė, ten kūnas sulieknėjo. Man norisi užduoti klausimą, o kaip jūs jautėte? Ar jūsų energija pagerėjo? Pagerėjo. Ok, super, nuostabu. Kiek ilgai? Ką jūs turėjote paaukoti, atiduoti tam, kad jūs tai turėtumėte? Niekas nevyksta mūsų gyvenime šiaip sau. Jeigu kažkokias būtybės pamaitiname netinkamai maitindami arba netinkamai suvokdami, netinkamai priimdami, mes už tai turėsime kažką atiduoti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra, tai žmonės dar norėdami būti sveiki, ypatingai tai dabar yra labai labai populiaru, nori turėti sveikas kepenis. Nes tikrai dauguma jau suvokia, ačiū Dievui, kad kepenis yra be galo svarbus dalykas, tai yra tikrai karalius mūsų kūno. Ir jie stengiasi įvairiausiais būdais jas valyti. Tai aš dabar tik keliais sakiniais apie tai aš tikrai įkelsiu, labai tikiuosi rytoj arba savaitgalį informaciją išsame apie tai, kas yra kepenys, kas jos yra energiškai, kas jos yra fiziologiškai ir paaiškinsiu visą tą sistemą apie jų valymą. Tačiau dabar keliais žodžiais suvokite tai, kad kepenų nešvara nėra vieno maisto produkto ir nuo mūsų gyvenimo būdo. Kepenų nešvara ir sutrikimas yra labai tiesiogiai susijęs su mūsų emocija, su mūsų emociniu lygmeniu. Kepenys yra atsakingos už pyktį, pavydą, smerkimą, sakykime, pagrindinės tokios savybės. Kepenų nešvara tai nėra tas dalykas, kada mes galime įkišti šluotą ir kažkokiu būdu išvalyti. Žmonės geria arbatą, žmonės geria begalę daugybę papildų, žmonės geria įvairiausių mišinių, norėdami išvalyti kepenis. Galiu pasakyti, kad nerasite jūs tokio būdo, kurio galite išvalyti kepenis. Kepenys nešvarios gali būti tik tuo būdu, jeigu jų ląstelės yra pilnos nešvarios informacijos ir nešvarios tada, kada kas yra ląstelė. Ląstelės yra, mes dažnai įsivaizduojam, kad jos yra tarsi sujungtos. Ląstelės nėra sujungtos, ypač dabar žmogaus kūne, jos yra tarsi atskiri individai. Jos plaukia tam tikro ertmėje, tai yra įvairūs mūsų kūno skysčiai, įskaitant kraują, įskaitant vyriškus, moteriškus hormonus, įskaitant gleives. Ir ta nešvara, apie kurią mes kalbame, tai yra, vienu žodžiu pasakoma, kad tai yra nešvarus kraujas. Tai yra teršdami savo kūną, įdomus užsuktas ratas. Tai yra mes įnešame, užteršiame savo kraują, mūsų kepenis, plūduriuodamas jų ląstelės užterštame kraują, negali atlikti, savo funkcijų ir jos ir nebeišvalo to kraujo ir gaunasi toksai užsuktas ratas. Todėl bet kokį produktą, kada renkatės kepenų valymui, turėtumėt žiūrėti vėlgi ne į reklamą, ne kas jums skambiai kalbama, o apie tai, kaip aš galiu pamaitinti kepenis. Ir man buvo labai aiškiai atėjo informacija, giliai suvokiau apie tai, kad net ir mano siūlomas mišinys, iš tikrųjų jis veikia per mitybą kepenų. Tačiau buvo aiškiai pasakyta, kad negaliu kalbėti apie tai, kad tai yra kepenų valymo mišinys. Turiu sakyti, kad tai yra maistas. Ir iš esmės maistas, mes pakalbėsime vėliau apie koks tinkamas maistas, tai yra kepenų šluota. Pakalbėsime apie tai, kas iš tikrųjų padeda kepenims stiprėti, sustiprinti ląstelę, išvalyti tą kraujo struktūrą. Tai visa tai bus kitame įraše. Šiandien mes ir taip labai daug iš tikrųjų pasidaliname ir pasikalbėjome. Jeigu, mielieji, turite klausimų, visą laiką rašykite komentaruose, rašykite ir man asmeniškai. Jeigu kam įdomu kepenų valymo mišinys, bet vėlgi kepenų stiprinimo įvardinčiau taip,
Visą laiką galite taip pat su manim susisiekti, Inga Skrudupienė, per Messengerį, per Facebook, per Telegram kanalą. Tikrai nebūtina pulti ir kiekvienam to užsiimti, tai iš tikrųjų yra labai individualu, reikia stebėti save, reikia žiūrėti, kokias jūs ligas turit, nes iš esmės liga, mes net nepasiekėm to, kad liga tai nėra jūsų mitybos kažkokia priedermė. Liga galima išskirstyti 2 būdus, tai yra per DNR informacija atnešta liga, tai yra genetinė liga, ne tai, kada mes kalbam apie autizmą kažkokią, ar ne, bet tai yra liga, kada buvo netidirbti karminiai dalykai jūsų giminėje ir jūs galite dabar tai atitaisyti. Ir yra ūminė liga, kada, sakykime, šio gyvenimo jūsų kažkokie tai karminiai dalykai, energinės sankaupos, blokai ir taip toliau. Ir dar, sakykime, patogeniniai virusai ir mikroorganizmai, kurie įneša tam tikrą informaciją, tam tikrą programą, arba tai yra patikimas į tam tikras plazminės zonas, kurios vienaip ar kitaip veikia jūsų kūną ir jūsų ūmios formos ligą. Tai su jumis šiandien buvo Inga Skrudupienė, lauksiu jūsų, būkite sveiki ir laimingi.